Ačiū už suteiktą galimybę paklausti būsimos premjerės, kandidatės į premjerės. Mano klausimas būtų iš ekonominės pusės. Iš tikrųjų, dideli iššūkiai ir kai matome investicinius skaičius 14 kartų sumažėjo čia paskutiniu metu, bet mes jau esam praėjusiu metu gruodžio mėnesį priėmę pateikimą vieno įstatymo, tai įsiterpusio žemės pardavimą. Šiam sprendimui yra pritarus su tam tikrais patobulinimais ir jau dabartinė buvusi vyriausybė. Ir ten lėšų būtų virš milijardų ir į viršų, priklausomai kokią mes priimtume schemą. Ar tikėtina, kad jūs palaikysit šį sprendimą ir mes rudenio sesijoje galėsime jį patvirtinti, nes galiu pasakyti visuomenės nuomonė ir norinčių įsigyti šią žemę įsiterpusią yra taip pat didelis noras, kad šis problema būtų kuo greičiau išspręsta. Ir tada lėšų mes turėsime ir savo biudžete galimybę skirti daugiau gynybai ir kitom reikmėm. Ačiū. Ačiū už klausimą. Man atrodo, kad tikrai svarbus faktas, kad daugybė jau šalių pritarė, bet šiandien turbūt neatsakysiu į šitą klausimą. Leiskit man pradėti darbą, susipažinti, galbūt galim susitikti ir turėti platesnę diskusiją ir sprendimus tikrai rasime.